Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki, su Laura Svarytė. Šiemet tapau naudingiausia LMKL žaidėja. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. 2013 gruodžio 22, kai Vilniaus Siemens arenoje LKL rungtynes žaidė Lietuvos Rytas ir Žalgiris, šį susitikimą po kelių mėnesių pertraukos salėje vėl stebėjo Rygoje gyvenantis broliai dvyniai Nauris ir Normandas Maciai, nes Eurolyga jiems iki gyvos galvos uždraudė stebėti jų organizuojamas varžybas. Tokio sveikų protų nepaaiškinamo sprendimo negali suprasti nei Žalgirio, nei Lietuvos Ryto krepšinio aistruoliai, ištikimiausiai komandų fanai, kurie savo tautiečius visur ir visada maloniai sutinka ir bendrauja kaip giminės. Tačiau iki šiol Lietuvoje niekas neužstoja ir negina savo piliečių gyvenančių Latvijoje. Ir balandžio 26-ąją paskutinėse Lietuvos krepšinių lygos reguliaraus sezono rungtynėse Kauno Žalgirio arenoje, kai čia su šeimininkai žaidė šio etapo nugalėtojai vilniečiai, broliai Nauris ir Normandas Maciai buvo šalia. Jie beje ne vienerias Eurolygos rungtynes, kai namuose žaidė Žalgiris, atvažiuodavo į Kauną ir stebėdavo prie teleekrano šalia arenos esančioje kavinėje. Šiandien susitiksite su broliais Maciais. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, sulaukia 2013-2014 metų krepšinio sezono pabaigtuvių. Po regioninės ir nacionalinės krepšinio lygų baigėsi ir Lietuvos moterų krepšinio medalio dalybos. Ypač nuožmi kova vyko dėl bronzos apdovanojimo. Kauno rajono Hoptrans Sereno ekipa ir klaipėdietis Fortūnus krepšininkės tarpusavėje turėjo sužaisti net 5 rungtynes mažajame finale. Lemiamuose 5 rungtynėse 77-71 klaipėdietis Garliavoje nugalėjo Kauno rajono krepšininkės. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitienė, Hoptrans Sirenų žaidėja, direktorė. 4 vieta nėra blogai, iš 8 irgi. Palyginus su tuo, ko likome mes. Išretino traumas 2 žaidėjų, taip pat Milda Sauliūtė 23 savaitė nėštumo. Tikrai trumpas suolelis, sakyčiau, bet tikrai norėčiau gal padėkoti panelės, kurios po didelių negandų ir visko tikrai kovėsi ir nestokojo tikrai ryžto. Kitais metais yra proga bus įrodyti. Tikrai labai beproto norėčiau padėkoti Kauno rajono merui Valerijui Makūnui, kuris yra tikrai didelis entuziastas, mūsų niekada nepalieka, nepraleidžia, visada stengiasi atvykti į visas mūsų rungtynės, tikrai didelis ačiū jam. Ir manau, dar bus proga įrodyti, ką mes galim ir tie medaliai tikrai ateis kažkada irgi ir į mūsų daržą. Labai džiaugiuosi savo komandą, labai jie didžiuojasi. Tiesiog miela, malonu yra treniruoti šitą komandą. Aš labai džiaugiuosi, kad jos patikėjo manimi ir pačios labai siekė šitos užsibrėžtos pergalės, kurią mes pradėjom gan vangiai su 2 pralošimais, bet atidirbom pagal pilną programą šį sezoną ir iš tiesų labai džiaugiuosi. Mano auklėtinės žaidžia visoje Lietuvoje ir Kibirkšty ir kitose komandose ir visada yra malonu ir miela susitikti atvažiavus į varžybas ir kai jos ateina, pasveikina ir palinki gero per šventes, tai kad iš tiesų labai yra geras jausmas, kada tavo auklėtinės užaugintos nuo mažų dienų, jos žaidžia krepšinį, būdamos jau moteris. Tas tikėjimas, ką darai, jisai ir atneša vaisių.
nes aš tikrai tikiu, ką darau ir įdedu labai daug pastangų, įdedu visą širdį, visą save ir aukojos tam ir dėl to yra tokie rezultatai. Moterų krepšinyje buvo 11 sezonas, dabar baigėsi 11 sezonas, tai iš tikrųjų užauginta ne viena karta ir labai džiaugiuosi, tikiuosi ir labai viliuosi, kad mes gal pagrindą visą išlaikysim, kalbinsiu, prašysiu iš tiesų, kad merginos pasiliktų Klaipėdoje, gal pavyks sudalyvauti Europos taurės varžybose, tai labai norėčiau to, kad išliktų pagrindas. Tada, jeigu jos išliks, tai tikrai po metų, po 2 su šita komanda būtų galima siekti ir aukso, nors aš galvojau, kad tai galima buvo padaryti ir šiais metais, bet ta jaunatviškas, tas žaidimas, tas bangotumas, tas nestabilumas šiek tiek jisai mums pakišo koją, bet sezoną vertinu puikiai. Iškovota Lietuvos moterų krepšinio lygos 3. vietos taurė, kurią Mindaugas Špokas dabar įteiks komandos kapitoniai Gabrieliai Gutkauskaitei. Laidos pabaigoje parodysime, kaip buvo Birštone pagerbtos Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionės, kurioms vadovavo ir šioje knygoje esantis mūsų šalies arbitrai. Juozas Jankauskas išleido puikią knygą Lietuvos krepšinio teisėjai, kurios pristatymas įvyko Kaune. Išleista nemažai knygų apie Lietuvos krepšinį, ypatingai apie iškilių žaidėjus, trenerius. Pastaruoju metu buvo išleista knyga ir apie krepšinio visuomenininkus, administracijos darbuotojus. Taip kad nusprendėm, kad teisėjai, nors ir ne patys populiariausi krepšinio žmonės, bet nusipelno savo nišos krepšinio istoriją. Geros rungtynės, geros varžybos negali vykti be gerų teisėjų. Ir patys turbūt turit ir iš savo išgyvenimų daug pavyzdžių, kad jeigu komandų meistriškumą žymiai pranoksta teisėjų meistriškumą, be abejo bendras renginys nuo to nukenčia. Taip kad mes nusprendėm pasiūlyti Juozui, kuris yra turbūt labiausiai nusipelnęs atlikti šitą darbą. Tai ilgametis Lietuvos krepšinio teisėjų, tuo metu dar kolegijos pirmininkas, pats tarptautinės kategorijos teisėjas ir komisaras, žinantis tą istoriją, sakykime, ne iš laikraščių, ne iš televizijos, bet asmeniniais išgyvenimais. Jūs čia tikrai, kurie atėjote, neabejingi Lietuvos krepšiniui. Kaip aš jam irgi buvau neabejingas visą gyvenimą, ištikimai. Nežiūrint to, kad aš esu socialinių mokslų daktaras, lygtai man kitas rytis, bet krepšinis man buvo visą laiką prie dūšios, kaip sakoma, ir aš nuo mažumės pradėjau jau domėtis krepšiniu ir aš krepšinio neapleidau iki šios dienos. Ir aš labai džiaugiuosi ir dėkoju federacijai, visiems, kurie tikrai, bent aš kaip žiūriu, tą knygelę tikrai labai gražiai atrodanti, kurie padėjo, ir be abejo, čia svarbiausia, tai Vytautas Gudelis yra, pamiršau paminėti, kadangi iš čia svarbiausias asmuo yra, aš su juo visą laiką tardavausi ir ieškodavom bendrų tokių sprendimų, klausimų, sprendimų ir esu jam tikrai labai daug dėkingas. Jeigu ne Gudelis, čia daug ko nebūtų. Šita knyga yra išskirtinė, aš pasakysiu. Išskirtinė daugelį atvejų. 2 knygos prieš tai buvusios, teigiamai jas vertinant apie trenerius ir visuomenininkus, palyginus su jais yra lengvas pasiskaitimas. O čia yra unikali enciklopedinė knyga, čia yra įdomių, unikalių vietų per autorių, jo bendravimas. Tuo metu, jis dalyvavo tam sukūrė, pavyzdžiui, atsiskirimas nuo Maskvos. Tai kas be Juozo geriau galėtų pasakyti, kaip Maskva norėjo dar. Paskaitysit, manau, tą knygą įverta dėmesio. Čia yra, pavyzdžiui, unikalių dalykų pradžioje iš istorijos. Aš krepšinį istoriją šiek tiek žinau, bet jis surado tokių faktų, O Juozai galiu pasakyti, tu nežinojai 10-ko turnyro, parašei knygoje teisėjai.
nežinai kas, aš turiu dokumentus 10-ko turnyro ir rašiau čia tas, kas tuos 3 žmonės, kurie teisėjavo, reiškia. Ir dar ten porą papildymų, kurie man supratimu tik tai padaro didesnę vertę. Šiaip sakau, darbo buvo daug, mums su dukra, bet darbas buvo vertas. Mes su Juozu Jankausku kartu dirbom LKL, kaip sakant, pažįstu jį gerai, žinau jo reiklumą. Ir svarbiausia, jo reiklumą savo, ruošiant tą knygą, tai kiekvienam puslapį yra matyti. Naudodamasis progą, norėčiau apdovanoti Krepšinio teisėjų asociacijos aukščiausio apdovanojimo aukso ženkleliu knygos redaktorių, maketuotojų ir aplamai dizaino turbūt autorių Vytauto Gudelį. Žinant, kad jis yra dar ir kolekcininkas, manau, kad ši dovana jį pradžiugins. Žinoma. Ir be abejo autorių Juozą Jankauską, kuris turi tokį ženklelį, taip kad antrojo nebuvo kaip įtikinėti. Dar noriu padėkoti bendraautorių kolektyvui. Tai Daivai Gudelytei, maketavimas, redagavimas. Na, kiek galėjom ir prisidėjome su Romualdu, gal tikslindami kažkokią tai faktinę medžiagą, pateikdami kažkokias tai savo archyvo duomenis. Ir be abejo, dėkoju rėmėjim, be kurių ta knyga, aišku, būtų nepasirodžius. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui Arvydui Saboniui. Pastoviai palaikom ryšius su Rolandu Davidaičiu, kuris šiuo metu vadovauja firmai Arks Reklama, kuris spausdino šitą knygą. Taip pat noriu padėkoti Lietuvos krepšinio asociacijos prezidentui Kęstučiui Pilipauskui. Mes visi žinom, kad krepšinis teisėjavimas yra sunkus ir nedėkingas. Noriu tokį palyginimą duoti. Žaidėjai iš po krepšinio įmeta, o teisėjas padaro mažiausią klaidą, toj visi pastebi ir toj kritikuoja. Nu, tokia dalia teisėjų. Ačiū dar kartą, ačiū Juozai tau už kvietimą. Malonu, man labai ačiū tau. Ačiū. Ačiū. Puiku, kad istorijoje išlieka štai tokios knygos. Na, mažesnius ar didesnius įvykius kartais mes greitai pamirštame, nors tai būna gyvenimiškos pamokos. Pavyzdžiui, kad niekada niekas neturi elgtis taip, kaip po Žalgirio ir Madrido Real rungtynių padarė Nauris Macius. Tačiau už tai jam skirta neadekvati bausmė. Šiandien pirmą kartą krepšinio pasaulyje rodome 2013 kovo 7-osios įvykį, kai už įžeidinėjimus sudavė veidą jis ispanui žaidėjui Rudy Fernandezui. Už tai mes smerkiam, teismas Naurį už tai nubaudė 1300 litų, o brolis Normundas net neprisilietė prie ispano. Tačiau abiems broliams dvyniams uždraudė iki gyvenimo pabaigos lankytis Eurolygos ir Europos taurės rungtynėse. Tai dar tikriausiai pasaulyje nebuvo, jog ir didžiausias žmogžudys atlikęs bausmę gali grįžti į savo miestą, į savo namą ar butą. Už tai, už tokį įvykį baudžiama iki gyvos galvos. To dar tikrai niekur nebuvo. 44-ąjį gimtadienį balandžio 28-ąją švęsiantis broliai dvyniai Maciai iš Rygos garbingai kovoja už savo tautos lietuvių garbę. Deja, mes apie save to negalime pasakyti. Net keliaklupščiaujam, jeigu kažkas tai iš kažkur pasako ne taip, kam mes ir nepritarėme. Štai vienas džiugus žinoma faktas, kad Žalgirio arenoje, nors Eurolyga uždraudė, skambėjo ir skambės prieš kiekvienas rungtynes Lietuvos himnas. Ačiū Dievui, kad niekas nepriima iš mūsų valdžios sprendimų, kad mes čia nusižengiam kitų įsakymui. Mes lietuviai tylime ir neginame savo tautiečių, patriotiškų žmonių. Už tai mūsų emigrantai, gyvenantis toli nuo savo gimtinės, dažnai kviečia brolius Macius į svečius. Prieš kurį laiką mes taip jau rodėme, Normundas ir Nauris
dalyvavo Čikagos lietuvių krepšinio lygų žvaigždžių dienoje, o dabar grįžo iš Londono, kur buvo pakviesti Didžiosios Britanijos lietuvių. Mat, Londono Lituanikos komanda, rungtyniaujanti Didžiosios Britanijos lygos 3 divizione, iškovojo teisę žaisti 2 divizione. Tai būtent į tą šventę ir buvo pakviesti broliai Maciai. Mes labai patenkinti, tas žodžius patenkinti, mes labai laimingi, jūs antrą kartą mus pakvietėt ir mes širdį labai džiaugiamės, kad mes žaisim. Mes labai svarbu palaikyti lietuvus. Brolių Macių tėvelis amžinatilsį Kazimieras gimė ir augo Klaipėdoje. Ten pat užaugo ir mūsų krepšininkas, žaidėjas ir treneris Saulius Štombergas. O dabar Uostamiestyje gyvena ir buvęs žalgirietis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjas Gintaras Einikis. Išskirtinis mūsų laidos interviu su šiais 2 buvusiais žalgiriečiais. Ar labai sunki naktis buvo po to, sakykime, apsisprendimo, sutarimo su klubu, kad išeini iš Žalgirio? Manau, kad niekad nėra lengvas sprendimas ir tas sprendimas priimta toks, koks yra. Nebuvo rezultatų, nebuvo tokių, kokių mes tikėjomės, tai čia yra natūralu, ko čia reikėjo komandai, kažkokio pasikeitimų ir tikrai ir tą parodė tas pirmas rungtynės su Realu, tai tikrai tai vyko, davė kažkokią naudą, bet ateityje tikrai dar daug ką reikia nuveikti, žiūrint, kad būtų tie rezultatai ir būtų pasiekti tą, ką norėtų klubas. Mato, dabar aš turiu pilnai veiklos ir, sakau, galėsiu dabar atsiduoti kitiem dalykam ir tiek laiko galėsiu skirti tiek, kiek reikia iš tikrųjų, nes būtų kažkiek nukentėjęs tas darbas su jaunimo rinktinė. Dabar, sakyčiau, galėsiu pilnai atsiduoti. Taigi, kaip atrodo moksleivių krepšinių lygos 18-mečiai, nes žaidžia Sabonio ir Vlado Knašiaus mokyklos auklėtiniai? Kaip atrodo? Gerai atrodo. Savam lygyje gerai atrodo. Aš dabar šiuo metu esu rinktinės treneris, tai turiu galimybės ir laiko dabar pažiūrėti atkrintamąsias, pažiūrėti kandidatus, pažiūrėti gyvai, kaip jie atrodo, kaip elgiasi, kaip žaidžia. Tai sakyčiau, reikia išnaudoti tą laiką. Vienas žalgirietis, Europos čempionas, vadovaus rinktiniai, kitas sėdi Europos čempionas, olimpinių žaidynių bronzininkas Gintaras Einikis stebi savo sūnaus Aido žaidimą. Kandidatų sąrašuose Aidas yra? Nenoriu aš dabar nesakyti, neskelbti. Taip, čia nėra, kiekvienas žino, dabar jam dar yra varžybos, jie turi rūpantį savo dabar rezultatais, užbaigti savo, kaip sako, šių metų čempionatą ir galvoti apie tai, paskui patys sužinos. Labai įdėmiai rungtynės stebi ir Gintaras Einikis, puikusis mūsų Žalgirio rinktinis vidurio puolėjas. Kaip atrodo 18-mečio komandos šiandien tavo akimis? Klaipėdai kažkaip nesiseka. Šiais metais, visais metais, kiek čia stebiu. Silpnai kažkur. Klaipėdiečiai sustojo, turbūt nebeauga. Per šios metus... Gintarai, tavo sūnus Aidas žaidžia. Koks dabar jo ūgis? Dar 18 neturi, kada jam sukaks? Rudenį bus 18. O koks jo ūgis? Apie 2 metrus. Taip, įdomu, pavys tave, pralenks ar neužsileisi? Kaip Dievas duos čia, čia nuo mūsų nepriklauso. Gintarai, bet ir tu gainėjai dar kamuolį ir girdėjau, kad dalyvavai tiksliau Klaipėdos senioro pirmenybėse? Taip, čia turbūt jau buvo paskutiniai metai. Kodėl? Reikia treniruotis, kad ir su veteranais reikia treniruotis. Tai ar tingi, ar jėgas taupai? Tingiu. Bet kurią vietą jūs Klaipėdoje užėmė tavo komandą? 3. Bet apskritai vis vien tas krepšinis tau buvo ir liko širdyje. Ar gali, jeigu ateini žiūrėti, vadinasi, traukia? Tai aišku. Sūnų žaidžia, reikia žiūrėti. O pats pamažu, lyg buvo kalbus, kad tu įkūrėjai krepšinio mokyklą, ar žadėjai vidurio puolėjų, ar turi ar ne? Žadėjau su centrais kažką, bet kad nėra tų centrų, nėra su kuo dirbti. Aš mielai padirbčiau su jaunimu. Dabar žiūrėk, Palangoje sporto arena atidaryta, jeigu palangiškiai surinktų pačius aukščiausius ir turėtų savo komandoje ir gal tu juos sušokdytum puikiais žaidėjais.
Jeigu kas pakviestų, aišku, kažką bandyta. Aš patirties turiu. O Gintarai, yra skirtumas metodika, sakykime, nuo paprastų, nuo gynėjo ir puolėjo. Ne taktika, tai aišku, bet juos ruošti reikia kitaip, kiekvieną žaidėją. Tai aišku, kiekvieną poziciją reikia kitaip. O aš manau, kad čia jaunimo vyksta tik tai bendros treniruotės. Nėra tokių, kad kažkaip individualiai būtų vykti kas nors. Tad iki... Ačiū. Ir iki kito karto. Iki kito. Per daug neįsiplėskim. Treneris Saulius Štombergas labai yra reikalingas mūsų Lietuvos krepšiniui. Čia savo vietą turi rasti ir Gintaras Einikis. Jo labiau, kad jisai nori būti jaunųjų vidurio puolėjų mokytoju. Gal kas išgirdo jau tą žodį, jau norą ir mūsų prašymą. Pasiūlykite, prašom, Gintarui komandą, kurioje jis galėtų ugdyti jaunus krepšininkus. Lietuvai yra labai reikalinga ir LMKL. Tai Lietuvos moterų krepšinio lyga, vadovaujama direktorius Audros Ginelevičienės. Surengė šių metų Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionių ir medalininkių pagerbtuves karališkoje rezidencijoje Birštone. Pirmiausia, norėčiau visus čia susirinkusius pasveikinti su gražiu jubilieju 20-mečiu. Kad čempionatas vyko gana įtemptai, įdomiai, gražiai ir tikrai joms dailiosios lydės atstovėms didžiulis ačiū ir šiandien mes dėl jūsų čia susirinkę pagerbti, vertinti ir pasidžiaugti nuostabiais pasiekimais. Ir aišku, linkiu, kad kitais metais irgi čempionatas būtų nuostabus, gražus, sukeltų kuo didesnę įtampą, kuo daugiau žiūrovų būtų salėse. O mes iš vyriausybės pusės esam pasiruošę tikrai visapusiškai padėti. Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos atsidaro 2 sporto gimnazijos, Panevėžys ir Šiauliai. Mes duodame Meškerę, jau sporto atstovai, vadovai turit jau patys formuoti klasės, grupės. Jau nuo jūsų kompetencijos priklausys. Didžiausias įsipareigojimas tai, kad mes turim pateisinti savo vardą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Didžiausias ačiū Krepšinio federacijos žmonėms, vadovams, kurie padėjo man kurti moterų krepšinį. Naujiesiams vadovams aš labai noriu palinkėti ir pasakyti, kad tikrai esam ta dalis krepšinio, ne ką mažiau, ne ką mažesnė ir ne ką norėdama būti svarbesnė vyrų krepšinio pusėje. Jūsų rankose vokas, kuriame įrašyta pavardė krepšininkės, perėmusios daugiausia kamuolių. Tai yra Kornelija Balčiūnaitė, Kauno rajono Hoptrans treneris. Kornelija Balčiūnaitė šiemet savo ekipos gynyboje griovė varžovių pinkles ir per rungtynes perimdavo po beveik 4 kamuolius. Žaidėja, kuri pelnė šiemet daugiausia taškų. Iveta Šalkauskė. Marijampolės Sūduva. 29 rungtynes, Ivetos taškų vidurkis 17 ir 70. Ir tarp kitko toks prizas Ivetos karjeroje jau nepirmo. Apdovanosim daugiausia kamuolių atkovojusią krepšininkę. Laura Varytė, Aistė ir iš Kauno. Tarp kitko, Laura ir pernai ir šiemet parodė absoliučiai vienodą rezultatą. Vidutiniškai 11 ir 8/10 kamuolio per rungtynes. Laura Varytė, Aistės Lietuvos sporto universitetas Paradis. Ir tai yra naudingiausia 2013-2014 metų Lietuvos moterų krepšinio lygos sezono žaidėja. Pradėjau Šiauliuose, sporto mokykloje Saulė. Ir mano pirma trenerė Jurgita Užgalienė. Ir labai džiaugiuosi, kad ją pažinau ir jinai manim labai rūpinasi ir labai jai dėkoju. Dabar mokausi Lietuvos sporto universitete. Esu 3 kurse. Mokausi turizmo ir sporto vadybą. Mano didžiausia yra svajonė patekti Lietuvos moterų rinktinę bei su ja iškovoti medalius. Sugrįžę iš karališkosios rezidencijos Birštone, jums sakome, susitiksime po savaitės, sekmadienį
9:30 per BTV. Iki pasimatymo. Mylėkite krepšinį.